Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Lietuvos televizija, redaktorė Lidija Dubauskienė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė. Noriu pasveikinti Saulės Zuikučio ir visų vaikų vardų su naujaisiais metais ir kad tie naujieji metai būtų gražus ir laimingi. Iškart du klausimai. Ar sunkus darbas garsinti filmukus lietuviškai? Ir antras klausimas, kuo jis prasideda? Kuo jis baigėsi? Mes visi žinome. Mes matome paukštelius, žvėrelius ir žuvis. Kalbant lietuviškai, o kuo jis prasideda? Darbas prasideda, palauk, aš pagalvosiu. Pirmiausia, mes pasižiūrim filmuką. Paskui mes to filmuko nurašom garsą. Žinai, kas tai yra nurašyt garsą? Ne. Nurašyt garsą, tai reiškia, paimi filmuką ir į magnetofoną nurašai jo garsą. Supratai? Supratau. Na, svarbiausia yra gauti tą filmuką. Jeigu nori pasižiūrėti, reikia turėti. Artistai lietuviškai į kalbą, tekstą, o muziką versti į lietuvių kalbą tai nereikia. Ir aš paieškau muziką tokią, kuri būtų arčiausiai originalo. Žinai, kas yra originalas? Ne. Nu tai jeigu rusų filmas, tai rusiška muzika. Jeigu lenkų filmas arba čekų, tai būna, ne lietuviškai, būna čekiška, lenkiška. O kada mes lietuviškai išverčiam tekstą, tai tik tekstas būna lietuviškas, o visa kita, stengiamės, kai jis būtų toks, kaip pradžioj buvo. Šviesi diena, kokia graži daina. Ir aš koks nuostabus, ir balsas koks skambus. Lia, lia, lia. O kodėl jūs kartais parinkėt tokį, o ne kitokį aktorių? Matai, dubliuoti multiplikacinį filmą gali ne kiekvienas aktorius. Čia yra, kaip sako, Dievo dovana. Ir, pavyzdžiui, pas mane labai daug kas prašosi, artistai sako, prašau pakviesti mane į dubliažą. Aš pabandau juos ir žiūriu, kad visai netinka. Aktorius turi būti labai muzikalus. Jis jausti turi kalbos ritmą, tempą. Jis turi būti žaismingas. Pas mane ateina aktoriai, jie dubliuoja, jie žaidžia, žino, kaip maži vaikai. Jie juokaudami dubliuoja. Jiems patiems linksma. Ir turbūt linksma ir jums, kai jūs žiūrit filmukus. O kodėl jūs, pavyzdžiui, kodėl jūs paėmėt mano tėtį į barsuko namą įgarsinti? Ar jis panašus į barsuką, ar jo balsas panašus į barsuką? Žinai, kad jis panašus į barsuką. Bet jis labai gerai dubliavo. Dabar, ponės, užsimerkite ir greitai mintise suskaičiuokite, kiek jūs filmuko esate įgarsinęs. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Kokius 800, o gal dar daugiau. Oho. Daugiau, virš 1000. Milijoną. O kągi aš jiems dabar pasakysiu? Kaip tai ką? O aš? O apie mane? Juk aš gudrus, gražus, liemeningas vyras, sakyčiau, pats jėgų žydėjimas. Taip, betgi televizijai tokio gero užtenka ir be jūsų. Bet aš dar ir talentingas. Dėmesio! Jūs tuojau pamatysite geriausią pasaulyje Karlsoną.
Milijoną. Tai kiek jūs tada jau metų dirba televizijai? Aš pajuokavau, Julytė. Žinai kaip, aš labai norėčiau vaikams, kad jie pamatytų milijoną gražių filmukų. Aš taip pajuokavau. O kiek jūs metų tada dirba televizijai? Aš dirbu nuo 65 metų, aš labai blogai skaičiuoju, žinok, gal tu suskaičiuotum. Turbūt 25 metus, ne? Taip. 25. Virš 25 metų mes čia dirbam. O dabar noriu paklausti redaktorės. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad jūs išpildėt visus mano norus ir parodėt mano prašytus filmukus. Aš tai žinau, kas yra redaktorė, o turbūt ne visi vaikai žino, koks jūsų darbas. Prašau jums aiškinti. Kada gaunam tuos filmukus, bet visos 3 mes peržiūrim tuos filmukus. Taip, tuomet, kaip režisierė sakė, įrašom į magnetofoninę juostą. Į magnetofono juostą įrašom. Garsą tą įrašom. Ir tada mes sėdam prie tokių pultukų ir tą tekstą, Julija, šifruojam. Iššifruojam rusišką tekstą ant balto popieriaus. Klausom ausinėse, girdim rusišką tekstą ir rašom ant popieriaus į popierį. Taip, ant popieriaus, ant balto popieriaus rašom. Sakyk lietuviškai. O paskui Lidija Dubauskienė. O tada jau sėdam prie stalo ir išverčiam tą tekstuką. Labai reikia žiūrėti, kada paukščiukai ar viščiukai, ką tai kalba, reikia, kad tas tekstas būtų labai sinchroniškas, kad atitiktų tam cipsėjimui, tom lūpytėm. Ir pavyzdžiui, jeigu yra 2 skiemenys, ačiū, pavyzdžiui, taip aš sakau, ačiū, tai mes jau taip ir stengiamės, kad būtų ačiū 2 skiemenukai. Vat ir ieškom, jeigu rusų kalboje yra 5 skiemenukai, žodis iš 5 skiemenukų, tai ir lietuvių kalboje ieškom, kad būtų 5-4 skiemenukai. Va čia ir yra pats mūsų sunkiausias darbas. Aš esu vabzdys, džentelmenas, o čia mano buveinė. Ach, kaip man čia patinka. Mano buveinę galite laikyti sava. Gyvenkime mūdu drauge. Ar aš jums netrukdysiu? O, tai mano didžiausias troškimas. Būkite mano žmona, žavingoji. O kokia staigmena. Leiskite dar pagalvoti. Aš džentelmenas ir lauksiu, kiek jūs norėsite. O dabar kviečiu pasivaikščioti. Kaip jūs sutikdavot naujosius metus vaikystėje? Vaikystėje? Vaikystėje aš sutikdavau namuose naujus metus su savo tėveliais. O kaip jūs? Julytė, man labiausiai įsiminė nauji metai vieni sutikti darželėje. Man senelis padovanojo labai didelę lėlę. Ir aš labai stebėjausi, kad tas senelis žino mano pavardę. Jis pasakė, dovanojam lėlę Ingai Chadaravičiūtei. Augau Žemaitijoj, kaime, tai mums būdavo labai linksma. Į kiemą išbėgdavom, su žvakutėm palakstydavom. Pavandenis toks yra. Prie Telšių, prie Varnių yra pavandenis. Aš ten užaugau ir mums labai būdavo malonu naktį po kiemą pavaikščiot, po kaimą pavaikščiot. O ką jūs šiemet nuo senelio Šalčio gavo dovanų? Julija, nieko aš negavau. Tik pasveikino mane su naujais metais. Mano anūkai, vaikai ir mano vyras, anūkų senelis. Aš nieko negavau.
O mane redakcija pasveikino ir aš jų labai senai prašiau, kad jos padovanotų man rankenuką su daug skirelių, nes aš savo rankenukę nieko negaliu surasti. Ir jie padovanojo man rankenuką su daugeliu skirelių. O mano namuose 3 vaikai, didesni ir mažesni. Jie mažės nori, kad aš būčiau daug storesnė, negu dabar esu dar storesnė. Tai jie man visokių saldumynų prinešė. Ir iškepė tortą. O mano dovana jums nuoširdžiausi linkėjimai ir nuolatiniai plojimai išgirdus jūsų vardą ir pavardę per televizorių ir žiūrint lietuviškai įgarsintus multiplikacinius filmukus. Ačiū, Julija. Na, kaip jaučiatės, Puikiai. Vasaros daina dar nenutrūko, kelias mūsų į miškelį suko, gal tenai sutiksime ežiuką, ar zuikutį po eglę. La, 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 la,